labai svarbios, tačiau turbūt ne taip dažnai išgirstamos temos. Tai aš esu Jurgita Didžiūnienė, psichologė, besimokanti psichoterapijos. Mano pagrindinė darbo vieta yra psichiatrijos dienos stacionaras, tai didžiąją laiko dalį ten dirbu, tačiau savanoriaudama krizių veikimo centre jau 8 metus vis laiks nuo laiko prisijungiu prie įvairių projektų. Ir šito projekto rėmuose jau 2 metais kartu su kolegė Jurgita vedam šitą labai reikalingą grupę. Sveiki, aš taip pat esu Jurgita Skiparienė. Krizių veikimo centre jau savanoriauju kokius 15 metų. Pati esu psichologė, psichoterapeutė. Pagrindinis mano darbas yra privati praktika. Tenai dirbu kaip psichoterapeutė, o krizių veikimo centre esu savanorė ir šitoj temai esu apie 10 metų. Tai vedam įvairias grupės psichikos sveikatos sutrikimų turinti žmonių artimiesiems ir šiandien norisi ir pasidalinti kartu su jumis šitą temą. Tai kai ruošėme šitai temai, tai galvojom, kaip čia geriau pristatyti tą temą, kad jinai būtų tokia priimtina ir tokia sava. Tai nusprendėm, kad gal mes ją pristatysim ne tokią kaip akademišką, tokia ne tokiais labai psichologiniais terminais ar psichologiniais tyrimo metodais paremta, bet tokia kaip pasikalbėjimą. Tai taip ir pagalvojom, kad čia galbūt ne visai tokia paskaita, bet toks pasikalbėjimas. O pasikalbėjimas apie tai, kaip mes esam šitoje temoje, ką mes girdim, bendraudami su žmonėmis, kurių artimieji turi vienokią ar kitokią psichikos ligą ar psichikos sutrikimą ir pasidalinti savo įžvalgomis, būnant šitoj temai daug metų. Taigi šiandien mes kalbėsim apie tuos, kurie yra šalia ir kaip jiems būnasi ir kurie rūpinasi. Taip, tai kitaip sakant, kaip padėti, neprarandant savęs. Norėčiau papasakoti tokią priešistoriją, kaip šita tema atsirado pas mus, atsirado krizių veikimo centre. Tai taip įsivaizduokim tokią situaciją, kad budi krizių veikimo centre 2 specialistai ir ateina, tarkim, susijaudinusi mama, sesuo, tėtis, draugas, artimasis ir atlydi kažkokį savo artimąjį. Ir sako, padėkit mano artimajam, nes mano artimasis, nežinau, bandė žudytis šiandien, susižalojo arba labai patiria sudėtingą, nežinau, depresinę būseną. Padėkit jam. Tai žinoma, kad mes padėsim. Vienas specialistas eina su tuo atlydėtoju žmogumi į konsultacijų kabinetą, konsultuoti jį, o kitas klausia to artimojo, tai kaip jūs, gal su jumis irgi pasikalbėkim. Tai žmogus sako, ne, man viskas gerai, jūs tik tai artimajam padėkit. Mums taip kyla klausimas, ar tikrai čia jau su tuo viskas gerai, kai artimasis patiria tokią sudėtingą psichologinę būseną. Tai jo labiau, kad tas žmogus nori tik padėti savo artimajam. Mes taip galvojam, kad tam artimajam, tam, kuris turi sunkumų, jam tikrai yra daug padedančiųjų. Padeda gydytojai psichiatrai, padeda psichologai, terapeutai, socialiniai darbuotojai, galiausiai padeda tie patys artimieji. O kas artimiesiems? Ar su jais tikrai viskas gerai, ar jiems viskas lengva, ar jie neturi jokių klausimų, įtampų ir taip toliau? Turbūt nelabai. Tai tokiu būdu mums gimė ta tema ir tokia, kad būtent pagalba skirta būtent artimiesiems. Taip ir krizių veikimo centre atsirado šita tema. Ir nėra, jeigu pasakyti, kad labai lengva dirbti šioje temoje, tai meluočiau. Nėra lengva, nelengva buvo pradėti, nelengva ir dabar. Bet ne dėl to, kad tas klausimas ar ta tema sunki. Sunkiausia yra todėl, kad kai, pavyzdžiui, ateina į atrankinius pokalbius žmonės norėdami dalyvauti mūsų vedamose grupėse psichikos ligas sergančių žmonių artimiesiems, arba grupėse, arba individualias konsultacijas, tai žmonės
atsineša tokius poreikius arba klausimus. Ir tie klausimai yra tokie, kad kaip man padėti artimajam, kaip man geriau padėti, ką aš dar galiu padaryti, kaip man turėti daugiau jėgų, kaip man būti geresniu šalia esančiu žmogumi. O mes pasakom, kad šioje temoje mes dirbsim šiek tiek kitaip, nes tą tokį žvilgsnį tai kviesim sukti į save, į savo poreikį, į savo jausmą, į savo būseną. Tai va čia ir yra sunkumas, nes žmonės nustemba, kodėl apie mane, juk man viskas gerai, aš tik tai noriu padėti kitam. Tai nėra lengva sugrąžinti tam žmogui, kad jūs irgi esat svarbus. Ir norint padėti kitam, pirmiausia, reikia pasirūpinti savimi. Tai šitoj vietoj, va čia ir mato šitą skaidrę, mes naudojamės tokia gražia metafora, kurią pasinaudojom iš skrydžių palydovų. Tai skrydžių palydovai sako, kad jeigu lėktuve pasikeistų slėgis ir iškristų deguonies kaukės, tai norint pasirūpinti kitais, pirmiausia, užsidėkite deguonies kaukę savo ir tik tai tada uždėkit šalia esantiems žmonėms. Tai taip mes ir dirbam. Taigi jau maždaug 10 metų krizių veikimo centras, bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto savivaldybe, organizuoja psichologinės grupės skirtas psichikos sutrikimų turinčių žmonių artimiesiems. Ir kiekvienais metais besikreipiančiųjų skaičius vis didėja. Tai atrodo, kad ta žinia tokia plečiasi. Neretai žmonės jau dalyvavę grupėse ar gavę kažkokią pagalbą, kitais metais vėl sugrįžta, sakydami, kad nori vėl tų resursų pasisemti, vėl pabūti toj bendrystėje ir vėl gauti kažkokią tokią galimybę tiesiog pasirūpinti savimi. Tai pirmiausia, pasirūpinam savim ir jau tada artimaisiais. Tai pirmiausia, norėtųsi pradėti ir pasidalinti tomis temomis, kurios dažniausiai iškyla grupėse. Tai mes taip su Jurgita apibendrinom tas keletą tokių temų ir apie ką žmonės nori kalbėti, kokius klausimus atsineša ir ką norim šiandien jums pristatyti. Tai čia dažniausios temos, kokios iškyla grupėse, apie ką dalinasi žmonės ir kame galbūt kyla iššūkių. Ir turim tokią erdvę grupėse tą tyrinėti, pasibandyti kitaip, aptarti, pasidalinti įvairiausiam baimėm. Tai kalbam tikrai labai dažna tema yra tokios ribos. Tai kur aš, kur mano artimas žmogus, ką aš galiu daryti, ko aš negaliu daryti, kur čia yra mano ribos peržengtos ir taip toliau. Tikrai didelė tema yra apie jausmus, kurie kyla, kurie jausmai yra legalūs, teisėti, priimtini ir garbingi, kurie nelabai. Labai didelė tema ir tokio labai daug beviltiškumo girdim, kaip žmonės dalinasi, kad artimasis, kuris turi psichikos ligą, arba neigia savo ligą, arba nesigydo. Tai kalbam, ką daryti, kaip reaguoti, kas yra ta gelbėtojo rolė, kas yra savižudybės rizika, kaip tada, ką man daryti. Ir tikrai viena tokia labai didelė ir pagrindinė tema yra, kaip padėti savo. Tai gal pradėkim nuo tos pirmosios temos. Tiesa, taip norisi pasidalinti, kad kai grupės tokius susitarimus darom, kalbam apie tos susitarimus, tai sakom, kad patarimų mes neduodam. Patarimai, tokie, nežinau ar patarimai, bet tokios įžvalgos ateina tada, kai žmonės dalinasi savo patirtimis ir žmonės gauna naudą iš to, kad vieni arba kiti dalinasi savo patyrimais, savo mintimis ir gal tas patyrimas kitam irgi yra labai naudingas. Na tai dabar pasikalbėkim apie ribas. Mes parašėm, kad kai sergam mes, ką tai reiškia. Kai artimasis žmogus suserga, ir ypač jeigu suserga psichikos liga, tai ribos tame santykyje pradeda taip išplaukti ir tampa tokios labai nebeaiškios. Ir kalbėdami žmonės apie savo brangius žmonės ir apie jų ligą, arba apskritai kalbėdami apie būsenas, tai pradeda kalbėti taip, kaip kalba, nežinau, mamos apie mažus vaikučius auginančios, sako, mes sergam, mus paguldė į ligoninę,
arba mes geriam vaistus, arba šiandien mums yra kur kas geriau. Tarytum taip pat, kad abu žmonės gyvena tokiam vienam kūne ir turi tokią bendrą kraujotaką. Tie jausmai, būsenos tampa tokios lyg tai bendros. Ir galima suprasti, jog kai žmogus, artimas žmogus kenčia, kyla labai didelis susirūpinimas, nerimas ir norisi padėti, tačiau tas toksai susiliejimas, jisai pradeda tikrai labai sekinti. Ir šiam jausmui neretai pasitarnauja, čia taip kabutės norisi įdėti, pasitarnauja ir aplinka ir aplinkos požiūris. Neretai taip žmonės įpratę, kad artimasis rūpinasi savo sergančiu arba blogai besijaučiančiu žmogumi, kad jis visada yra šalia, viską sprendžia, visur lydi, visur kartu. Ir tarsi jeigu tas žmogus nors kiek kažkaip taip įsidrąsina ir atsitraukia ir tarkim iškart gauna tokią reakciją, o tai tu atostogauji, o tai kaip tavo artimasis, arba tokį tarytum patvirtinimą, kad tai kaip gerai, kad jis tave turi, tai niekas kitas taip negali pasirūpinti, kaip tik tai tu. Tai tarytum tai normalizuoja tai, kad mano gyvenimas tampa mano artimojo gyvenimo, tarytum tai tampa norma. Bet norma tai norma, bet jausmų tai irgi labai daug kelia. Ir tie jausmai, tokie kaip nuovargis arba toksai išsekimas, jie tarytum tampa tokie nelegalūs. Tai pakalbėkim, kas ta riba yra, kas yra ta linija tarp manęs ir to kito. Ir ką galima kontroliuoti ir ko negalima. Ir kas priklauso nuo manęs ir kas nepriklauso. Kai šitos ribos išsitrina, tai tarytum atsiranda toks susiliejimas. Tai tokia emocinė būsena, kai žmogus pradeda gyventi tarytum kito žmogaus gyvenimą, gyventi jo nuotaikomis, jo poreikiais ir jisai gerai jaučiasi tik tai tada, kai kitas žmogus gerai jaučiasi. Ir jis yra ramus tik tai tada, kai kitas žmogus yra stabilus. Aišku, kad artimieji tai daro iš meilės, iš rūpesčio, bet nesąmoningai tampama tokiu, kaip emociniu termometru, kuris toksai yra būdas atspindėti kito žmogaus vidui. Jeigu artimajam blogai ir man blogai, jeigu jis jaučia nerimą, aš irgi jaučiu nerimą, nes kitaip neįmanoma. Ir tai sukuria pojūtį, kad mano savijauta priklauso nuo to, kaip jaučiasi kitas žmogus. Ir kodėl taip nutinka, kas atsitinka, kad prasideda tokie mechanizmai. Tai mes galvojam, kad kitą turbūt skaidrę dabar jungsim. Kokie čia tie mechanizmai, tai vienas iš tokių mechanizmų, kodėl tas susiliejimas įvyksta, tai yra kaltės jausmas. Kaltės jausmas toks, kad kaip man gali būti gerai, jeigu kitam yra blogai. Kaip aš galiu norėti linksmintis, jeigu mano artimasis nori būti užsidaręs. Kitas mechanizmas yra toksai kontrolės poreikis. Kontrolės poreikis ne todėl, kad čia labai noriu viską valdyti, bet taip atrodo, kad kuo daugiau darysiu, kuo daugiau įdėsiu pastangų, kuo stebėsiu, tuo galėsiu labiau apsaugoti kitą žmogų. Ir trečias mechanizmas, kurį mes galvojam, kad yra, tai čia toks praradimo jausmas, kad jeigu aš atsitrauksiu, jeigu aš pradėsiu gyventi kažkokį tokį savo autentišką gyvenimą, tai arba aš tą žmogų prarasiu, arba aš ryšį prarasiu, kažkas nutiks, tas ryšys taps toks pavojuje. Ir visi šitie jausmai yra labai tokie žmogiški, jie kyla iš meilės, iš rūpesčio, bet gali paversti dviejų žmonių santykį nebe tokių dviejų atskirų žmonių ryšių, bet tarytum tokia bendra kažkokia sistema. Tai
aišku, kad kyla klausimas ir grupėse tikrai kyla klausimas, tai ką dabar daryti. Tai suprantam, kad lengviau pasakyti negu padaryti. Ir vien tas pasakymas, ką padaryti, iškart nepasidaro. Tai yra toks dinamiškas, ilgai trunkantis procesas. Tačiau su palaikymu įmanomas ir grupėse žmonės atranda, kai gauna padrąsinimo, normalizavimo, legalizavimo, jiem ilgainiui yra šiek tiek lengviau su savo ribomis išbūti, jas priimti ir po truputėlį jas parodyti, apie jas pranešti. Tikrai, kaip sakyti, nelengva, bet įmanoma. Taip, tai nuo ko pradeda, ne, žmonės, kas gali padėti. Tai pirmiausia toks, tikrai labai paprastas mokymasis pasakyti. Pasakyti ne, jeigu netinka, pasakyti taip, jeigu noriu, tiesiog pasakyti, kaip yra. Dažniausiai tai žmonės sako, kad labai sunku yra pasakyti ne. Tada kitas būdas labai padeda toks, kai randam kažkokio palaikymo. Kai randam palaikymą tokiems legalizuotiems jausmams, kad norui ar atsitraukti, ar norui kažkaip nebūti taip susiliejus, vat jeigu kiti dar palaiko, vat ne tas, kad tik tai tu gali, bet jeigu sako, vat, gal yra ir kitų būdų, gal gali ir tas žmogus pats kažkaip pabūti, gal ne visada reikia tau 100% būti, nebūtina jausti tą patį jausmą. Bet kai randam tų žmonių, tai tikrai padeda tose ribose lengviau išbūti. Kas tie žmonės, kurie gali palaikyti, tai gali tikrai palaikyti ir kaip mes ir sakom, mūsų patirty yra grupės nariai, profesionalai arba kiti artimieji, nes tie žmonės, kurie yra šalia ir kurie turi tą savo žmogų, kuris turi sunkumų, dažnai pasijaučia, tarytum yra vieninteliai pasaulyje galintis. Tai tas toks dalinimasis, kalbėjimas, legalizavimas, jisai padeda. Ir tarytum toks, tas žvilgsnis toks iš tokio vienišumo, toks į bendrystę, iš tokio bejėgiškumo į įsigalinimą. Tai dažnai labai padeda. Kita ta tema, kurią dažnai žmonės kalba, tai yra jausmai. Kai paprašom žmonių pasidalinti apie jausmus, tai žmonės jausmus, kurie kyla gyvenant, rūpinantis, būnant šalia žmogaus turinčio psichikos sunkumų, tai žmonės kai kurie neretai vardina, pavyzdžiui, rūpestį, gailestį, sielvartą, skausmą dėl savo brangaus žmogaus. Baimė irgi yra tokia gana dažna o apie ką baimė? Apie baimę, kad tai kaip toliau bus, baimė, o kas bus, jeigu aš negalėsiu pasirūpinti, bejėgiškumas, tai irgi tikrai labai dažnas jausmas, kai ypatingai jeigu žmogus dalinasi, kad artimasis, kuris turi psichikos sunkumų, tarkim, nepripažįsta ligos arba nenori gydytis, žmogus daro viską, bet situacija nesikeičia. Vėl, žmogus daro viską, bet situacija nesikeičia, žmogui kyla kaltė. Gal aš dar ne viską padariau, gal aš dar kažko tai nesupratau, gal aš galėčiau daugiau padaryti. Kaltė kyla, jeigu nesvarbu, kad žmogus viską daro, bet pasijaučia pavargęs. Jeigu jam yra labai sunku, kaltė, tai kodėl aš blogai jaučiuosi, jeigu ne aš sergu, serga mano artimasis, o aš nenoriu, pavargau, gal man per sunku, tai šita gėda, jinai ne taip labai dažnai įvardyjama, bet tikrai jaučiama. Ir, pavyzdžiui, gėda, nes psichikos liga mūsų visuomenėje vis dar joje yra stigmų. Tai tokia gėda, kad kodėl mano šeimoje tai nutiko, kodėl mums, nenoriu apie tai kalbėti. Ir dar papildant apie gėdą, kad gėdos jausmas jisai skatina tokią saviizoliaciją. Kai man gėda, aš tada nekalbu apie tai, nepapasakoju, nepasidalinu apie savo sunkumus,
tai izoliuoja žmones ir, kaip sakyt, uždaro kelią ir padėti sau, ir išbūti su tais jausmais, labiau priimti situaciją, tikrai gali slėgti. Tai čia mes taip kalbėjom apie tokius gana, legalius, mes tai vadinam, tokius, kažkaip lengviau priimtinus jausmus, kuriais žmonės dalinasi. Mūsų patirtis yra tokia, kad, pyktis yra toks vienas iš nelegaliausių jausmų, nes tarytum, kaip aš galiu pykti, dėl ko pykti, galbūt galima pykti dėl situacijos, dėl aplinkybių, žmonės dažnai pyksta ant gydytojų, kad kažkas kažko tai nepadaro, ant sistemos, kaip čia viskas netvarkoj, bet pyktis kartais būna ir apie tai, kad daug darau, bet viskas, nieks nesikeičia, kad, pyktis, kad, tas artimasis, nesigydo, aš taip stengiuosi, bet ne. Tai, aišku, iš karto šalia yra kaltė ir gėda, kaip aš galiu pykti ant sergančio. Mūsų kultūroje ant sergančių žmonių, taip kaip ir ant mirusių žmonių, tas pyktis yra toks nelegalus, neteisėtas, nepriimtinas, bet pyktis tai signalizuoja apie tai, kad žmogus pavargo ir kad greičiausiai yra jo ribos peržengtos. Ir kai tą pyktį, taip patyrinėji, kažkaip legalizuoji, aptari, tai pykčio supratimas, įsižodinimas kartais gali būti tokia energija nukreipta į pokyčius, o ne į kažkokius, kažkokius konfliktus ar kažkokią savigraužą. Tai kodėl žmonėse kyla pyktis? Tai todėl, kad labai daug įtampos. Ir todėl, kad tame procese yra tokios daug ambivalencijos. Tarp, kaip meilė, tokia susimaišo su nuovargiu. Tokia, atjauta, kur labai labai norisi padėti, susimaišo su pykčiu. Ir jeigu tie jausmai yra tokie neįsisąmoninami, neigiami, tokie nepriimami, arba tokie nuvertinami, tai jie taip gali virsti tokios kaltės ir gėdos spiralėmis, tokios, sukasi ir sukasi, čia tarytum kažkoks kyla jausmas, bet tuo pačiu jisai toks, nepriimtinas, toks kaltė, gėda. Tai neretai žmonės, būdami šalia ir atiduodami labai daug savęs, ir patys pradeda jausti ir kažkokių emocinių sunkumų, ir kažkokių tai depresyvių nuotaikų. Todėl labai yra svarbu labai kalbėti apie tos jausmus, juos įsisąmoninti, įsižodinti, tada paprastai palengvėja. Tai vėl klausimas, ką daryti, kaip čia taip išbūti su tais kylančiais jausmais. Tai paprastas dalykas - atpažinti, ir įvardinti, aš pykstu, aš bijau, aš jaučiuosi bejėgiškai, tai paprastai padeda, labai paprasti dalykai, bet jie labai padeda. Tuomet tikrai čia žmonės dalindamasi po grupių, kaip įvardina, kas čia jiems labiausiai padėjo, kas čia jiems svarbu, visada jie įvardina tai, kad galimybė dalintis apie tai, kaip jaučiuosi legaliai, galvojant, kad negaus tokio pasmerkimo, kažkokio tai paneigimo, prieštaravimo, tas labai padeda. Tai tikrai yra labai svarbu surasti tokią saugią aplinką, kurioje galima dalintis taip, kaip jautiesi. Ir labai yra svarbu leisti savo atsitraukti, pailsėti, tam, kad galėtum pajausti savo jausmus. Juk prisiminkim, kad daugelis žmonių yra susilieję. Tai tam, kad pajausti tuos jausmus, reikia atsitraukti. Atsitraukti, su savim pabūti, savo tą tokią erdvę turėti. Tai jausmų iškelimui irgi reikalinga ta erdvė. Gerai, gal keliaukim. Dar noriu papildyti prie jausmų, tai toks vienas iš tokių išlaisvinančių ir gydančių jausmų yra bendrystės patyrimas. Ir grupėje dalyviai kuo dalinasi, kas padeda tuose sunkumuose išbūti, nes tikrai būna situacijų, kurių neišspręsi, bet kyla bejėgiškumas, bet kas padeda atlaikyti tą situaciją, tai bendrystė. Kad aš ne vienas ar ne viena šitoj situacijai, tai labai resursiška.
Tokia labai labai didelė tema ir kuri žmonės labiausiai ir veda į tokią bejėgystę. Nu, tikrai, vat emociškai viena iš sunkiausių temų yra tada, nu, kai artimasis nesigydo. Tai nesigydo, tai reiškia jau jisai turi gydymą, bet žmogus gali turėti tikrai didelių problemų, bet jis neigti tas problemas. Tai pirmas, ane, tada gauna gydymą, nesigydo, neigia, nors viskas aišku, kad jeigu jisai gydytųsi, jo ir savijauta geresnė būtų, ir tas ryšys geresnis būtų. Nu ne, viską daro ir nesigydo. Tai žmonės dažnai jaučiasi tokie įstrigę nu, tarp noro vat, padėti ir to bejėgiškumo. Ypatingai, kai žmogus neigia savo būklę, kai nesilaiko gydymo nurodymų, rekomendacijų, negeria vaistų. Ir artimieji neretai jaučiasi esantis vieninteliai atsakingi suvaldyti šitą situaciją. Ir kaip čia pasakyti, taip priversti tą žmogų gydytis. Daro daug labai pastangų, įkalbinėja, nurodinė, pykstasi, maldauja, kuria įvairias situacijas. Nelengva. Tikrai nelengva. Ir tie žmonės, tie artimieji, jie neretai prisiima visą naštą. Kad čia yra jų atsakomybė ir jie tik tai vieninteliai ir gali padėti. Ir šitoj vietoj irgi yra labai labai svarbu suvokti savo ribas. Nes žmonės, nėra tie, kurie yra šalia, jie nėra vieninteliai atsakingi. Ir jie negali prisijimti visos atsakomybės nei už gydymą, nei už žmogaus būsenas, nei už dinamiką, jie negali. Tai ką gali žmogus daryti? Tai jisai gali skatinti, jisai gali kviesti, jisai gali bandyti plėsti tos situacijos matymą, drąsindamas, nežinau, kreipdamas, bet tikrai nenurodydamas, nes už gydymą yra atsakingas žmogus, kuris turi tą problemą. Čia yra jo kelias, jo būdas, kaip ir jo liga. Ir kai tas artimasis, kurio žmogus atsisako gydyti, kai tampa tokiu visažiniu, tokiu visagaliu tarytum, tai čia yra tokie, dvi tokios rizikos. Tai pirma rizika yra tai, kad žmogus pats išsenka, pats perdega, o kita rizika, žmogus, tas, kuris turi tą psichikos ligą, bet jisai atsisako gydytis, jisai gali pasijausti tokiu labai labai nuvertintu ir tokia didelė nepagarba. Nes tarytum tas, kuris šalia, jis viską žino. Jisai valdo situaciją, jisai verčia, bet neturėtų. Čia labai svarbu yra prisiminti tas ribas. Kartais būna tokia priešinga situacija, kai, pavyzdžiui, artimasis yra psichozės būsenoje. Ir artimasis, o psichozės būsena yra tokia tikrai pavojinga būsena, kuri pavojinga žmogaus ir fiziniai, ir emociniai, sveikatai, kartais net gyvybei, gali būti pavojinga ir pačiam sergančiam žmogui, ir šalia esantiems žmonėms. Tai artimieji, vengdami tokios baimės, vedini baimės susipykti, baimės nutraukti tą santykį, baimės kažkaip išduoti savo artimą, nes artimasis nesutinka vykti į gydymo įstaigos, tai tarytum vengia kviesti pagalbos. Bet šituo atveju, taip kaip ir savižudybės atveju, šitoje vietoje jau turėtų prisijimti atsakomybę, kviesti pagalbą, nes ta pagalba yra ne kažkoks nesusitvarkymas su situacijos, bet pagelbėjimas, nes ir sergantis tas žmogus psichozės būsenoje, jisai patiria labai labai didžiulę kančią. Tai šitoj vietoj tai būtų ne pačio žmogaus nesusitvarkymas, ne to artimoje, ne kažkoks išdavystė ar nesiskaitimas, bet čia yra tokia ekstra svarbi pagalba. Gerai, tai ką galima, kaip padėti, ką daryti? Vėl,
nėra recepto, ką daryti, galima tik tai tokiais, pasidalinimais, ane, kas galbūt galėtų padėti, tai labai svarbu žinoti, kad galim viską daryti geriausiai, tobuliausiai, padaryti viską, bet situacija nesikeis. Arba nesikeis taip greitai, kaip norim. Tai šitą svarbu pirmiausia įsisąmoninti. Na, o yra ir tų būdų. Kartais jie veikia. Tai tikrai svarbu, aišku, kad kyla pykčio, kyla kažkokio apmaudo, aš va čia stengiuosi, mes va ten ėjom pas gydytojus, nežinau, vaistai nupirkti, o jisai negeria vaistų. Tai aišku, kad kyla pyktis, bet šitoje vietoje svarbu būtų taip, kažkaip bandyti suprasti tą žmogų, kodėl jisai nenori tų vaistų, ir tie kvietimai, jie turėtų būti tokie nesmerkiantis ir nebaudžiantis, bet tokie kviečiantis. Sakyti, kad tu privalai gydytis. Ne taip sakyti, kad tu man neramu, aš matau, kaip tu blogai jautiesi. Arba sakyti, kad tai va, aišku, kad negeri vaistų, todėl nemiegi. Sakyti, aš matau, kad tau sunku, man norisi, kad tau geriau būtų. Tokiais raminančiais, tokiais kvietimais raginti tą žmogų. Aš tikiu, kad žmonės tikrai ir išbandė visokių tų būdų, ir švelniai, ir gražiuoju, ir piktuoju, ir ramiai, ir audringai. Ne visada viskas padeda. Kitas svarbus momentas yra toks, kad tikrai žmonės dalinasi, kad sako, aš nesuprantu, išrašyti vaistai, nežinau, prieš metus, dabar tik tai pradeda gerti. Tai kodėl jis negėrė? Pradėjo gerti vaistus, geriau pradėjo jaustis. Ir čia norisi tikrai priekaištauti, norisi kažkaip sakyti, tai kodėl anksčiau negalėjai. Bet aš tai galvoju, kad čia tikrai labai verta būtų susilaikyti, nes ta vidinė žmogaus dinamika yra labai skirtinga. Vienam tai užtrunka dienomis, savaitėmis, mėnesį, kažkam metais užtrunka. Ir turbūt nepasidžiaugti, kad bent kažkada. Ir tokie tikrai paprastai, tokie nurodymai, arba tokie kategoriški kvietimai, jie mažiau padeda. Visada toks didesnis šansas, kad padės toks kvietimas bendradarbiauti. Čia dabar vėl pakalbėjom apie tą artimąjį, bet ir patiems, tai kas patiems padeda tiems, kurie gyvena šalia to žmogaus, kuris turi psichikos ligą ar kažkokį tai kitą psichikos sveikatos iššūkį. Tai pirma, suprasti savo ribas, neprisijimti tos atsakomybės, nes tai yra ne jo atsakomybė, jis gali tik būti tas patariamasis, tas žmogus, kuris pabūna šalia, bet ne tas, kuris nusprendžia, ir ne tas, kuris yra atsakingas. Kas dar padeda, vėl nelikti vieniems, pasikalbėti, pasitarti, pasiguosti, pasiskųsti. Ta bendrystė tikrai padeda, kartais išgirsti tų kitų žmonių pasidalinimus, tas padeda. Ir tas gali padėti tuo, kad tada neišsiliesiu ant artimo, kuris tikrai turi ir sutrikimą, ir sunkumų. Tokia prevencija gali būti, kad labai svarbu su savo jausmus priimti savo jausmus, jais pasirūpinti, bet neišsilieti ant šalia esančio. Ir dar toksai, kad labai svarbu būti tokiu atvirų bendraujant su savo tuo žmogumi, tuo brangiu žmogumi, kuris turi psichikos sveikatos sunkumų. Taip kartais žmonės supainioja, kad psichikos sveikatą painioja su proto kažkokia negalia. Psichikos sveikatos žmogus, jisai yra puikiai suprantantis, puikiai vertinantis, tą svarbu kažkaip suprasti. Ir kai žmogus atvirai bendrauja, tai tas tiltas, tarp ryšys tada atsiranda. Tai atvirai dalintis, kad ką aš matau, kaip aš įsivaizduoju, tu pasakyk, kaip tu jautiesi, tada tas toks padeda. Bet pagrindinis, tai nelikti vieniems ir būti visose temose, šitoje irgi labai padeda tas pasidalinimas su ta aplinka.
Nu ką, judam prie turbūt vienos iš jautriausių temų, kurios iškyla grupėse ir turbūt nėra buvę metų, kad šita tema neiškiltų. Kad tikrai kiekvienoje grupėje vis žmonės dalinasi ir pasakoja tikrai su kuo tiesiogiai susiduria. Ir apskritai savižudybės rizika, savižudybių tema yra labai jautri, tikrai kelia labai daug jausmų, daug baimės, aktyvuojasi įvairios nuostatos, stereotipai ir net kai yra dabar tikrai labai daug viešai kalbama, edukuojama, šviečiama, susidūrus realiai toj situacijai labai žmogiška ir normalu, kad reaguojam su baime, pasimetimu ir gali kilti tikrai labai daug nežinios, nors galbūt esu girdėjus, kaip čia reikėtų reaguoti, kur būtų galima kreiptis, kur tos pagalbos būtų galima gauti, tačiau tuo metu tikrai iš tų jausmų, iš tų emocijų žmogus gali pasimesti ir tai yra visiškai normalu. Dar truputėlį apie tokius esminius dalykus. Grupėse, ką girdim, kad baisu tiesiai paklausti. Tiesiog artimasis nuliūdęs, galbūt apatiškas, sako, kad niekas nebedžiugina, niekas nebeturi prasmės, tarsi taip kalba labai pesimistiškai ir šalia esantis ima nerimauti, tai gal jis galvoja apie savižudybę, taip sau tyliai galvoja, tačiau nedrįsta paklausti, nes tarsi bijo, kad pasės mintį apie tai, ar paskatins galvoti apie tai, tačiau tai nėra tiesa. Kad mintis apie savižudybę kyla ne dėl noro mirti, o tai yra dėl noro nutraukti kančią, nutraukti psichologinį skausmą. Ir tai, kad žmogus kalba, transliuoja, tai rodo, kad jis nori pagalbos. Tai yra jo pagalbos šauksmas. Ir todėl tokiu atveju tiesus klausimas, ar tu galvoji apie savižudybę, tai kaip tik skatina atvirą pokalbį ir sukuria tokią galimybę padėti tam žmogui, jeigu toks poreikis būtų. Tai uždavus šitą klausimą, atsakymai gali būti dvejopi. Gali būti, kad negalvoju. Ir tuo metu šalia esantis žmogus gali nurimti, atsipalaiduoti ir tuo pačiu turėti aiškumą, kad dabar žiūrim, kas čia vyksta daugiau, kas čia toliau, kaip čia galiu padėti, apie ką čia tas mano artimas žmogus nerimauja ir susirūpinęs yra. Taip pat tai duoda žinią ir sutrikimą turinčiam žmogui, kad mano artimasis esantis šalia yra atviras kalbėti apie viską. Aš galiu jums pasakoti net ir apie patį gąsdinančius dalykus. Tai toks svarbus dalykas, kurių neiškomunikuojam taip tiesiai, bet taip užduodami tą klausimą duodam suprasti. Kitas atsakymas gali būti, kad taip, galvoju ir galbūt žmogus daugiau papasakoja apie tai, kokios tos mintis kyla, galbūt jis yra jau apgalvojęs ir planą, laiką, priemonės kažkokias ir tai tikrai labai išgąsdina išgirsti tokį dalyką. Tačiau šitoj vietoj yra labai svarbu nepulti į paniką, neišsigąsti, nes tai, kad žmogus prieina iki šito taško, rodo, kad tai neatsitiko per vieną naktį. Nežinau, kartais irgi taip susipykom ir gal dėl to čia dabar tas žmogus ima taip galvoti. Nieko panašaus. Tai yra ilgas procesas, kas vyksta žmogaus gyvenime, žmogaus viduje, dėl ko jisai ateina iki šito taško, kai ima kilti tokios mintis ar kurtis konkretus planai. O gal jisai net ir susižalojo ir mes nepamatom šalia esantį žmogų. Tai vėlgi taip, kad svarbu nepulti į paniką, neišsigąsti. Jeigu žmogus kalba apie tai, tai reiškia, kad viena jo dalis nori pagalbos. Jeigu jis kalba, tai reiškia, kažkokia dalim esu atviras, reikia pagalbos, padėkit man, nežinau kaip tverti tai, ką aš dabar viduje jaučiu. Ir artimasis, ką gali padaryti, padėti ieškoti, kreiptis pagalbos, nepalikti vieno žmogaus, kuris yra šitoje krizėje, šitame sunkume. Ir pagalbos tikrai yra daug galimybių. Kritiniu atveju, jeigu savižudybės rizika yra aukšta arba susižaloja žmogus, yra skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112. Galima vykti jeigu kitu atveju, galbūt nėra aukšta rizika ar nėra plano, bet galbūt žmogus pagalvoja apie savižudybės galimybę. Galima kreiptis į artimiausią psichikos sveikatos centrą, taip pat į krizių veikimo centrą. Galima kreiptis čia be jokių išankstinių registracijų, tiesiog mūsų darbo metu žmogus gali atvykti ir gauti profesionalią pagalbą. Skambinti į emocinės paramos linijas ir puslapyje Tu esi tikrai yra labai daug kontaktų, kur galima gauti pagalbos.
Tai va, tai artimojo vaidmuo, išgirdus, kad brangus žmogus galvoja apie savižudybę, nepalikti vieną, padėti ieškoti pagalbos. Ir labai svarbu priimti savo ribas. Tai čia, kad galiu daug, bet negaliu visko. Aš negaliu išgelbėti vienas šito žmogaus. Galiu padėti jam pasiekti pagalbą. Taip, dar kas svarbu, išgirdus tai, susidūrus su tuo, tikrai, kai kyla didelė baimė, svarbu ir patiems nelikti vieniems. Ieškoti paramos, pasikalbėti su kažkuo, patiem profesionalios pagalbos ieškoti, ar psichologus kreiptis, ar savitarpio pagalbos grupės ieškoti, į emocinės paramos liniją kreiptis, nelikti vieniem irgi su šitais visais jausmais. Ir aš tik papildysiu, kad nelikti vieniems, netgi jeigu artimasis prašo, tik tai tu niekam nesakyk. Čia gal mano kažkokia silpnumo akimirka, gal aš taip pasakiau, bet gal taip negalvoju. Tai vienam žmogui su šita informacija yra per daug sunku būti. Labai svarbu, tikrai su tokioj aplinkoje, kurioj pasitikė, pasidalinti, kad aš tokioj esu situacijoje. Šiandien neįtikėtinai greitai bėga mūsų laikas, liko 4 minutės iki pabaigos ir dar nespėjom labiau aptarti 2 temų. Tai bandysiu tokius esminius akcentus sudėti apie tai, kad taip, daug labai artimųjų grupėse dalinasi ir ta prasme, jie net nepastebi, kaip įšoka į gelbėtojo rolę. Gelbėtojo rolė, kai jau, kaip sakyti, yra labai svarbu padėti artimajam, savižudybės rizika, psichozė ištikusi, padėti. Tačiau tas įsitraukimas ir tas toks budėjimo režimas, jisai toks aktyvus būna, kad žmogus jau nebepastebi, kad į nekritinės situacijas jisai reaguoja taip, tarsi jos būtų kritinės. Ten paskambino artimasis ir jis atrodo nuliūdęs, susirūpinasi, žmogus išsigąsta, meta darbus, važiuoja pas jį žiūrėti, ar tik kažkas neatsitiko, kažkokia nelaimė atvažiuoja, artimasis daro duris, priima, šypsosi, o kaip netikėta, kad atvažiavai. Tai kartais ta gelbėtojo rolė, jinai tokia, autopilotas, labai taip greitai iššoka ir nėra lengva iš jos išeiti, nebent atspindim, tai padedam žmogui pačiam tai pamatyti. Kokie mechanizmai už to slypintis, kuo ta gelbėtojo rolė jau mum tarnauja, jau nebe artimajam, kuris serga, bet mum tarnauja, tai padeda įveikti bejėgiškumo jausmą, padeda išlaikyti tokią visagališką kontrolę ir pojūtį, kad aš valdau, aš žinau, o kai aš kažką tai veikiu, aš tada nepatiriu bejėgiškumo jausmo. Padeda įveikti kaltės jausmą, kad mažiau jaučiuosi, kaltas ar kalta, jeigu labai daug darau dėl artimojo, tada galiu kažkiek savo leisti, atsitraukti ir ten kažkokią tokią turėti. Ir dar toks netikėtas dalykas žmonėm būna, kad gelbėdami kitą mes kažkiek tarsi nejučiom nuvertinam ir matom, kad kitas yra tarsi nepajėgus pasirūpinti, nežinantis, neišmanantis ir panašiai. Dabar žiūrint, dar 4 minučių turim. Kaip padėti sau, tai labai norisi akcentuoti pabaigai, kad rūpinimasis savimi yra būtinybė, o jokiais būdais nėra savanaudiškumas. Ir kad būtų galima lengviau, labiau savim rūpintis, labai svarbu identifikuoti, kas tie mano resursai yra. Nes kuo daugiau įvairesnių resursų turiu, tuo galbūt lengviau galiu ištverti, išbūti, atsigauti, atsikvėpti po sunkesnio laiko. Vėl patirti malonumą ir turėti tokį atskirumą nuo sunkumų, rūpesčių ir panašiai. Ir patirti, kad vis tik turiu ir kitokį gyvenimą, kitokias patirtis. Tai išoriniai resursai yra poilsis, malonios veiklos, kurios teikia atgaivą, bendravimas, savitarpio pagalbos grupės, mūsų organizuojamos grupės, emocinės paramos linijos, psichologinė, psichoterapinė pagalba, fizinis aktyvumas yra labai svarbus. Vidiniai resursai, tai tie dalykai, ką mes viduje turim savo, jau patys iš savęs. Tai atpažinti savo poreikius yra didelis uždavinys. Grupėse vargstam su kolegė, vis taip pat kakliai vis bandom grįžti prie tų klausimų, padėti žmonėm pamatyti, nes atrodo, kad žmonės geriau pažįsta savo sergančio artimojo poreikius negu savo pačių. Atjauta savo, tai nėra savęs gailėjimas.
Tai yra švelnumas sau, žmogiškumas, priėmimas savo poreikių, savo ribų, savo jausmų, savireguliacijos įgūdžiai, kvėpavimo pratimai, relaksacijos, įsižeminimo pratimai, ribų išlaikymas, ką pakalbėjo kolegė, ir emocijų atpažinimas. Na, savirefleksija, dienoraščio rašymas, konsultavimasis pas psichologus grupėse. Tai atrodo, ir tai nėra baigtinis sąrašas. Tai turbūt turim čia ir sustoti labai, labai greitai bebėgdamos, tai vat norisi palinkėti, kad atpažintumėt savo poreikius, savo vidinius resursus, neliktumėt vieni sunkiose situacijose, ieškotumėt palaikymo, bendruomenės, galbūt tikrai vat patirtą bendrystės jausmą, dalintis. Ir turbūt tikimės, kad kažką galėjot sau rasti šitoj paskaitoj ir su kažkuo susitapatinti ir pagalvoti, o tai čia visai apie mane buvo. Legalu yra. Rūpintis savimi yra legalu, teisėta ir vat negalim, mes turim tokią dar metaforą, negalim pasemti iš ąsočio, kuris yra tuščias ir pagirdyti kito. Negalim. Tai vat tą ąsotį vis reikia pasipildyti sau, kad galima būtų ir kitą pagirdyti. Ar turim klausimų? Tai tada šiandien ir užbaigsim. Tai užbaigiam ir tikrai drąsinam ir kviečiam. Kviečiam ir savim pasirūpinti, kviečiam stebėkit ir mūsų krizių veikimo centrą, nes mes kas metai turim ir teikiam nemokamą pagalbą, finansuojamą Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis, tai pasinaudokit, kreipkitės, rūpinkite savimi ir tada, yra daugiau šansų pasirūpinti kitais. Tai ačiū ir iki pasimatymų.